Ačiū, kad žiūrite. Čia 5 žvaigždučių būstas. Kaip sakoma, nauji metai, nauji lapai. Tai šiandieną aš atvykau pas mūsų gerą laidos bičiulį, architektą Roką Mazuronį, pasikalbėti apie tai, kas naujo mūsų laukia kitais metais statybų sektoriuje. Taigi, Rokai, sakykite, kas bus su statybų kodeksu? Ateinančiais metais bus pati didžiausia teisinė pertvarka statybos ir teritorijų planavimo srityje, kokia yra kada nors buvus. Keisis visa sistema, keisis kas ką daro, kas už ką atsako ir kas priima sprendimus. Labai norėtųsi tikėti, kad viskas bus sklandžiai ir kaip iš pypkės, tačiau gali būti, kad daliai žmonių vystytojų, projektuotojų, statytojų ateinančiais metais iškils šiek tiek laikinų sunkumų, kol sistema susikalibruos ir išmoks dirbti pagal iš esmės naują teisinį reguliavimą. Man kyla iš karto daug klausimų, bet toks vienas paprastas ir nenoriu būti nepopuliarus, bet kam viso to reikia? Yra viena teorija, kad būtų paprasčiau ir greičiau. Kita teorija yra, kad pakeitus iš esmės teisinę sistemą, kad valstybė nebūtų atsakinga už savo pačios išduodamus statybos leidimus ir kad kai statybos leidimas yra naikinamas, kad nebūtų galima žalos iš valstybės po šitos pertvarkos prisiteisti. Ta sistema, jinai kaip keičiasi, tai mintis tokia, kad savivaldybė išduos statybos leidimą, pagal kurį statyti nebus galima. Iš esmės tai projektinių pasiūlymų suderinimą pervadina į statybos leidimą. Ir paskui toje vietoje bus daug išsamei aprašytų teisės aktų, kuriuose bus aprašyta, ką turi atlikti statytojas ir jau ant galo patį jau sprendimą, kad jis jau padarė viską gerai ir jau gali statyti ir vadovautis to išduotų statybos leidimu, priims tas atskiras statytojas, atitinkamai prisiimdamas visą atsakomybę, kad jis teisingai suprato tą ilgą ir išsamų dokumentą. Naujovės be abejonės palies visus nuo privačių asmenų iki didžiųjų vystytojų, kuriuos po pertvarkų užguls sprendimo našta dėl statybos darbų pradėjimo. Pagal naująjį statybos kodeksą valstybė nebeneš tiesioginės atsakomybės dėl išduodamų statybos leidimų, taigi atsiras galimybė lengviau kvestionuoti priimtų sprendimų pagrįstumą. Trumpai tariant, statybos leidimai bus gaunami greičiau, bet ginčai dėl statybos teisėtumo dažnu atveju persikels į teismus ir truks ženkliai ilgiau. Jūsų nuomonė, nėra čia geri sprendimai priimami? Aš manau, kad tikslai geri formuluojami, tačiau toje vietoje trūksta aiškaus supratimo, kaip tai veiks gyvenime. Žinot, buvo kaip tik alternatyva svarstama, kad apskritai ginčytinais atvejais įtraukti į projektų derinimo procedūrą statybos inspekciją, kad inspektorius pats infostatybo, jeigu jau savivaldybei neaišku projektuotojui galima ar negalima statyti, kad inspektorius priimtų sprendimą. Bet to vietoje yra priešingas dalykas, kaip tik priimtas, kad maždaug jūs nuspręskite, o paskui mes įvertinsime. Tai manau, kad tai apsunkins galimybę planuotis investicijas, planuotis terminus ir tinkamai organizuoti statybos veiklą. Tai paderėtų nepamiršti, kad keičiantis duomenų bei informacinės sistemoms, procesus įprastai lydi ir techniniai nesklandumai. Tad bent kuriam laikui teks apsišarvuoti kantrybę. Rokai, mes dabar tokią teorinę dalį palėtėm, sugrįžkime šiek tiek ir prie praktikos. Tai kokie projektiniai sprendimai dažniausiai žmonėms sukelia sunkumus ir patarkite, kaip jų galėtume išvengti? Daugiausiai netikėtumų žmonėms sukelia dalykai, apie kuriuos jie mažiausiai planuodami statybą namo, tai yra gaisrinė sauga ir infrastruktūra gatvės. Žmonės dažnai neįvertina ir net nelabai domisi, kad pastatai Lietuvoje yra skirtingų ugniai atsparumo, net pats gyvenamasis namas yra 1, 2 ir 3 ugniai atsparumas, kas įtakoja inžinerinius, architektūrinius sprendinius bei galimas naudoti medžiagas, bei kartais projektuose atsirandančius tokius dalykus kaip ugniasienės, arba kartais būna žmonės net nustemba, kai kaimynas ateina, kai projektuojasi namą ir prašo kaimyno parašo, kad būtų formuojamas gaisrinis skyrius ar kažkas tokio, nes paprastai apie gaisrinės saugos klausimus žmonės kaip įsivaizduoja, kaip tą namą statys, kur jie statys, ne kai renkasi sklypą, jie labai mažai galvoja. Ir kitas klausimas, tai yra infrastruktūra, ypatingai šiuo metu kelių įrengimas. Vietoje, jeigu žmonės papuola į situaciją, kad savivaldybė prašo, kad jie vietoj infrastruktūros mokesčio atliktų kelio nutiesimą arba kokių centralizuotų komunikacijų nutiesimą, tai irgi gali labai išilginti pastato pačią projektavimo eigą ir dažnu atveju tas pats darbas tiek laiku, tiek pinigais
jis gali prilygti arba net viršyti namo pačią vertę. Dėl to vietoje labai svarbu projektavimo metu iš anksto atsižvelgti ir žinoti, kad yra toks dalykas su labai griežtais reikalavimais kaip gaisrinės saugos reikalavimai, bei iš savivaldybių pusės reikalavimai infrastruktūrai, ar tai liestų centralizuotus miesto tinklus, ar tai liestų gatves. Rokai, ačiū Jums už šiandieninį susitikimą ir visada labai sudėtinga informacija iš Jūsų lūpų atkeliauja labai paprasta tokia žemiška kalba ir manau ne tik man, bet ir mūsų laidos žiūrovam viskas yra aišku. Gerų Jums naujųjų metų. Dėkui, o norėčiau Jums palinkėti ir Jūsų žiūrovams, kad viskas eitų kaip iš pypkės ir kad ateinančiais metais pagrindinis tik klausimas būtų, kad kaip geriau ir dailiau įsirengti interjerą, o kitų sudėtingesnių klausimų nekiltų. Prisidedu prie Jūsų linkėjimų ir mes, brangų žiūrovai, su Jumis susitiksime jau tik kitais metais, kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet visa tai bus labai netrukus, lygiai po savaitės tuo pačiu metu 11:00, tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Linkiu Jums gražių, smagių naujųjų metų ir žinoma, lengvų statybų. Iki!